Sveiki kolegos, grįžom po trumpų atostogų, vėl pradėsim darbus, tai varom atgal prie paukščių tinklų. Tie stulpai dabar, kai susikali, labai keistai atrodo, atvažiuoju, ko aš čia sakau tokie, atsiminiau, kad tie stulpai sukalti. Ir šiaip iš tikrųjų tie stulpai tai vaizdą pagražino. Kažkaip toksai gražesnis pasidarė, nežinau, įsirėminu, gal čia kažkaip visas tas laukas šilaugiu, bet tie stulpai priduoda grožio. Na ir dabar dar tokių eilių reikia, tai kiek čia reikia tokių eilių, dar 15. Praeitoj serijų sakiau, kad turiu 16 klipų stulpe. 16 stulpų sklype turiu ir tuomet žmonės man rašė, kad ir asmeniškai beje buvo kas rašė, ir komentarus iš tikrųjų rašė, kad sako, po stulpais negali tiesti metalinių tų vamzdžių ir tiesti metalinių linų ir tinklų dar daryti ir dar atseit elektrikai čia turi atvažiuoti, jeigu kartais kas, kad galėtų prieiti. Tai dabar paaiškinsiu jums, absurdas šitais stulpais. Vienas dalykas tai absurdas yra tai, kad sklype jų yra 16, bet antras dar absurdiškesnis dalykas yra tas, kad šitie stulpai nieko nedaro. Yra šitas stulpas pas mane sklype. Ir iš to stulpo eina laidai į aną stulpą ir viskas. Tai yra paskutinis stulpas. Už jo daugiau niekur neina. Tai čia ir baigėsi tie laidai. Ir dar kitas dalykas, jeigu mes dabar eisim kitą galą šitais laidais, va čia, ir ten, kaip matot, nueina laidai ten, tai tas pats paskutinis stulpas irgi niekur yra neprijungtas. O dabar greitai teleportuojamės. Šitas galas yra tiesiog niekur neprijungtas. Tada ten, ana laidų eilė, irgi va ten yra paskutinis stulpas ir nuo jo elektra niekur neina. Jis irgi čia pasibaigė. Ir toliau laidai eina ir va ten yra pirmas stulpas, nuo kurio irgi niekur laidai neina. Tai reiškia, tie stulpai tiesiog šiaip čia stovi ir jie niekur nėra visiškai prijungti. Tai šitie stulpai yra visiškai, ta prasme, jie niekur neprijungti yra. Ir jie čia stovi ir viską maišo. Kad būtų didesnė motyvacija, dabar dėsiu kas 20 metrų, tiesiog, kad lengviau laukas užsipildytų, tada į vidurį dar dėsiu, tai vienu žodžiu dėsiu kas 10 metrų šiaip stulpus, bet dabar dėsiu kas 20 metrų, kad tiesiog man būtų didesnė motyvacija, nes jeigu dėt kas 10 metrų, labai čia daug užtruksiu, kol susikaišiusiu, viršų į tą tempimą, kad va čia eitų žemyn, čia kažkokį, tai nežinau, kaip būtų gerai kokį kablį įtvirtinti ir įtempėję padaryti, bet čia dar irgi ateityje, bet, akivaizdu, kad tuos linus reikės kažkaip nuleisti ir kad jie įsitemptų. Visi stulpai bus vienodais atstumais vieni nuo kitų, bet jeigu padariau pirmą eilę kampu, tai tuomet ir visi tie nueis kampu, nes viskas priklauso nuo to, kaip pirmą eilę padariau. Atsimatuot nebuvo kaip, tai tikrai nežinau, ar pirmą eilę tiesiai padariau, pagal tranšėjas dariau. Bet koks skirtumas, tai jeigu tranšėjus eina kampu, tai ir tie stulpais kampu, bet tarp jų atstumas tai bus visur vienodas. Bent jau turėtų būti. Viską lyg ir pamatavau. Su tom eilėm, kurios kalas į žemę, viskas yra gerai. Tai va tie stulpai įsikala, stovi tvirtai, ištraukti niekaip neina, čia galite stengtis kaip nori, tikrai niekaip jų neištrauksit, tai viskas yra super. Bet turim problemų su tais stulpais, kuriuos kalam į durpę. Tranšėjos centre 50 cm yra durpės ir už tai reiškia, aš tą stulpą per durpės, tai kai tu įkiši tiesiog su ranka vumt ir įkiši ir tuomet man į žemę labai negiliai įsikasa. Jeigu aš paimu juos su rankom, aš juos galiu iš tos durpės išrauti. Gerai. Ne, dabar gal ir šito nebegaliu. Bet šiaip galiu. Gerai, šito negaliu ištraukti, bet pasistengęs tikrai ištraukčiau. Esmė ta, kad jie tikrai per silpnai įlenda į žemę, tai man čia kai užsitemps tas tinklas, tai jisai kaip būrė vis tiek, aš taip galvoju, bus kaip papūs vėjas, man čia viską išraus laukan. Tai man stulpai yra per trumpi, bet juos reikia kalt giliau, kitaip nieko nebus. Jeigu darau, kad stulpai būtų išlindę virš žemės 2 metrus, tai reiškia metrą įsikala, tai 50 cm į durpę, 50 cm į žemę, tuomet situacija tikrai daug geresnė ir dabar jau su rankom aš tų stulpų ištraukti negaliu. Tai bet kokiu atveju kitaip nebus, reikia kalt, kad būtų išlindę 2 metrai, bet man tuomet jie gaunasi per žemi tie stulpai. Dabar planas yra toksai, visus stulpus, kur yra durpiai kalu 2 metrus, kad būtų išlindę, tai reiškia metrą gilin, tuomet viršų nupjausim, bet dabar reikės tuomet galvoti, ką įkišti į vidų jų,
kad man pasikelt tą reikiamą aukštį, kad traktorius tilptų pavažiuoti. Ir kai kur šniūras taip išeina tiesiai lygiai per Šilaugės centrą. Nu tai tuomet truputį atitraukiu nuo centro ir kalu čia va šalia, bet nu, tai dabar va tas stulpas per tiek bus kitoje linijoje negu kiti stulpai. Paskui kitas lynas tempsis, nu gal kaip nors čia įsitemps, viskas bus normaliai, bet taip lygiai, va, jeigu nuleiščiau žemyn statmenį, tiesiai per Šilaugę eina, va, tiesiai. Pulkai draugelį vis varinėja aplinkui, čia karts nuo karto praskrenda, per lauką vis nutupia ten ant laidų, ten aplinkui varinėja, o ir ten būrys varinėja. Kažkai ką galvoja dabar? Galvoja arba eiktų savo šakis, jau kitais metais neturėsim ką ėst, arba žvengia iš žmonės ir galvoja, ai durnelis, mes vis tiek žinom kaip tinklus apeit, o dabar ten visas pulkas nutupi. Neįsivaizduoju, ar jums per kamerą eina pritraukta, ar neina, bet ten jų šimtai, va, visas laidas. O tai va toksai pas mane ir buvo atvaręs ir viską čia nulėsi. Ar įveiks tos tinklus, ar neveiks, nes, nu, kaip žinau, visko pasitaiko, būna, kad pralenda, prasikasa, sakė, sudrasko, nu, visko ten būna su tais tinklais, bet jau kokia atveju tinklai patikimiausias variantas, patikimesnio tikrai nėra, nors ir tie akivaizdu, kad nėra iki galo patikimas. Na taip, darbai ir vyksta, kolegos, tai darbas nėra sunkus, bet va toksai vis tiek užtrunka laiko, nuvažiuoji, pasiemi kuolus, atsiveži, kuolų viską įsikeli, pirmiausiai kampinius įsidedi, tada ištempi šniūrą, viską sulygini, išmatuoji, sukali, nu, to laiko užtrunka, na, nes daug čia tų eilių, daug tų metrų, tai už tai viskas taip užtrunka. Tai dabar jeigu mes pasižiūrėsim, anie stulpai va yra nesukalti, šitie stulpai va čia aplink traktorių dabar yra sukalti ir jie yra sukalti taip, kad man jau kaip ir gerai laikytų, bet jeigu aš tai palieku, dar nepamirškit viršus nusipjaus, nes užsiplakinu, tai nedaug nusipjaus, aišku, ten stengsiu palei pat viršų nupjaut, bet vis tiek, jeigu dabar va čia ištemsim vielą, tai aš akivaizdu, kad su lankais netilpsiu pravažiuosiu traktorių, jeigu aš tuos kuolus į durpę įkalu tiek, kad jie tikrai tvirtai laikytųsi, nu jau taip patikimai, kad laikytųsi, tai va išeina taip. Taip, kad variantas yra arba taip ir palikt va visus, nu, suvienodinsim aišku paskui aukštį visų, kad būtų viskas vienodai. Bet dabar variantas arba taip ir paliekam, bet met akivaizdu, kad lankus reikia nulenkti kaip pjausiu žolę. Ir to Šilaugės, nu irgi suprantam, kad jos pasieks, nu čia 2 metrai gaunasi. 2 metrai, tai jos pasieks tos 2 metrus aukšti. Antras variantas, kaip ir sakiau, mėginti viršų įkišti kažkokią tai prailgintoje ir tuomet viskas būtų normaliai. Tai dabar pirmiausia, aišku, susikišiu visus kuolus, viską susitvarkysiu, susilyginsiu aukštį ir tuomet bandysiu įkišti tuos prailgintojus, kuriuos esu sugalvojęs. Jeigu su prailgintojais nepavyks, tai tuomet taip ir tempsiu ir pjausiu be lankų. Pavasarį galvojau, nu vasarą įsibėgėsiu. Tai nežinau, kad nieko neįsibėgėsiu ir įsibėgėti yra neįmanoma. Atsikeli tu žmogus ryte, pasidarai kavos ir sakau, nu tai vat, pusę valandos prie kompo pasidėsiu, kol kavą išgersiu ir viskas, eisiu dirbti. Ir tik bum, viskas, žiūri, jau 2 valandos nakties. Prie kompo laikas tiesiog išgaruoja kažkur, aš nesuprantu, jis tiesiog dingsta. Nu prisiverčiu kartais nueiti tą ūkį ir ten tiesiog jėgų visiškai nėra, kaip kokiu maišu būčiau trenktas, tiesiog slampinėjau iš kampo, slampinėjau. Tada galvoju, tai gal čia trūksta kokių vitaminų, kokių medžiagų trūksta, nu kodėl tų jėgų taip nėra, va tik nueinu į ūkį viskas, nieko daryti negaliu, tiesiog jėgos visiškai nėra. Bet kita vertus, nueinu į sporto salę, viskas, jėgos pilna, energijos pilna, motivacijos pilna, tiesiog žiūri, kur čia ką padaryti, kur ir tą nori daryti, pilna tų jėgų. Tai žinokit, prie to darbo niekaip yra nepriprantama. Žmonės sako, va, protinis darbas daug sunkesnis negu fizinis, nesąmonė. Tai yra absoliuti nesąmonė. Fizinis darbas yra fizinis darbas, tai yra nieks nenori dirbti fizinio darbo. Tuomet jūs sakysit, bet jau kaip tvoras tvert netingi. Tai tvoras tvert, aišku, irgi tingiu. Bet su tvorom yra motivacija, nes tu žinai, kad jeigu tu padarysi darbą, tavęs laukia atlygis. Tai labai aiški motivacija yra. Padarai darbą, gavai atlygį. Nepadarai darbą, atlygį negavai. Taip, kad su tvorų tvėrimu yra truputį lengviau negu dirbti savūkyje. Savūkyje dirbti yra daug kartų sunkiau negu kitūkyje, nes savūkyje tu kai padarai, tai nieko už tai negauni. Taip, tu pabėgo iš įvykio vietos. Sakė, turim rimtų problemų ir pabėgo. Aš nešiau kuolus. Ai, kuolus nešėdė. Prisidirbęs. Oi, tai kaip visą laiką mes to šniūrų prisižaidžiam. Tik trumpam ant žemės padedi ir viskas, ir šniūras, žinau, kad yra prarastas. Tai čia va, 1 sekundį va ant žemės šniūras pasidėjo. Pažiūrėkit, kas dabar su juo pasidarė. Ir visą laiką taip, tik padedi viskas. Man atrodo, reikia tiesiog greitai va taip pajudinti va ir jin turi išsipainioti, bet o tada sako, kad neišsipainios. Ne taip? Žiūrėk. Ne, pažiūrėjom.
Ai, ir tada įsipainė. Reikia va taip pagreitai, va tiesiog malt ir turi įsipainioti. Šį kartą su 2 auto tenka lėkti, aš su būsiku, Tautvydas su priekaba. Nu, kitaip neišėjo. Tai 2 kuro sąnaudos bus. Bandymas numeris 1. Ar Tomui pavyks? Įdomu, ta kojytė stebuklinga padės? Sutilpom. Tomas biškis stresė. Nesam vežę traktoriuką. Labai gerą rampą, tu čia davažiuoji, ne per lentas. Čia žinai, kad neįlūši bent. Gerai, kad Tautvydas turi gerą rampą. Nu, tik tai sunku dviesi pakeltą, ne? Nu, tik sunku pakelti dviesi. Nu, bet pirmą kartą išbandėm tokį variantą, traktoriuką vežti viduje autobusiuką. Normaliai. Nėra nieko. Reiškia, įmanomas variantas. Bet tai kiek daug reiškia tinklo kokybė, kai tempiam. Tai dabar tinklas tikrai super, minkštas, elastingas. Bet vat kiek lemia viską medžiagos. Tai medžiagos iš tikrųjų labai stipriai lemia. Na, aišku, ir darbo, tai dirb daug lengviau. Bet aišku, ir visą estetinį vaizdą, nes, nu, pažiūrėkit, visas tinklas dar neprisukasi, šiek tiek tik tai įtempiam ir viskas dar nieko nepadaryta su juo. Bet tai visas įsitempęs kaip būgnas bus. Nu, labai gražiai tikrai tempėsi, gražios medžiagytės. Tvorytė jau stovi, pirmas kampas yra, varom toliau medžiaginių. O, žiūrėk, labai gražiai gilėja, o eik tu savo, einu nuskinsiu mygliai, jeigu pasimerkia namuose kur nors. Ir iš viso einu aš išsirausiu ją ir namų parsivešiu, užsisėti sėklų reikia, nu labai gražiai gilėja. Ir vėl kiek kartų pasimokyta, jau matyt mano seriją 100 kartų, niekada nepirk pigaus jokio daikto. Ir visada aš perku ką? Teisingai pigius daiktus. Ir matot po to, kas atsitinka. Niekad nereikia pirkti pigaus, bet taip yra sunku pirkti iš karto brangų. Dabar vis tiek gausiu, mes tą nesąmonę lauk ir pirk brangų, taip kad gausiu, kad tą pigų nusipirkau be reikalo. Bet neįmanoma, tik viskas čia įsineriai, nusimauna, nieks neveikia, kojus, pažiūrėkit, jau išlinkę, viso sulinkę. Na, tiek šiam kartui, kolegus, dabar kai žiūri šitą seriją, jeigu lietus nelyja, tai aš darau tinklus toliau, nes šiandien yra sekmadienis, kai jūs žiūrite, ir man šiandien kaip ir nieko nesuplanavęs kitų darbų, tai paskirsiu būtent tinklam. Na, o šiaip suprantam, viskas čia lėtai vyksta, nes yra daug tų kitų darbų, kitų veiklų, tai aišku, taip greitai niekas nevyksta. Ir be to plius matyt, kad visgi tas tingėjimas yra, o jį nugalėti yra sunku. Susitiksim po savaitės, iki visiems kolegos.